Ir tas, kas spausdina spalvotus popierėlius, jais bemosuodami, mus suklaidino jau visiškai. Čia reiktų grįžti prie pinigų prasmės. Jeigu mes vergausime pinigui, tada apie kitokias idėjas nėra ką šnekėti. Tada sėdėkime ir pažiūrėkime, ką mes pasiklausime tuo popierėliu. Mes jį valgysime, mes juo atsigersime. Jis popierėlis ir liks popierėliu. Ir kai jūs išalksite, ištraukšite ir neturėsite kur prisiglausti, jūs išeisite į kaimą ir ten neberasite mūsų. Mūsų jau nebebus, elementariai. Na, čia reikėtų, galbūt mes apie pinigus kalbamės kitoje laidoje, taigi, pinigų valdovai. Ir vis tik tai idėja paradoksali situacija. Tai ką mes neturime Lietuvoje šiai dienai cemento? Turime, mes negalim susimaišyti betono, galime. Ar šiai dienai nėra poreikio būsto pastatyti? Yra poreikiai. Ar šiai dienai mes neturime statybininkų? Na, yra statybininkų, bet nėra vieno popierėlio, kaip jūs sakote. Popierėlį ir galima. Kadangi pinigų keitėjai, manipuliatoriai, apie ką mes kalbame kitose laidose, bet ir sudaro tokį keistą paradoksą, mes tampame priklausomi nuo užsienio bankų ir mes neturime to popierėlio. Tada neinam dirbti, reikiam, kad nėra darbo, o to darbo yra, bet mes neiname todėl, kad nėra to popierėlio. Vat ir tokia uždaras ratas. Uždaras ratas. Bet čia mes kitose laidose kalbame. Gerai, ir todėl... dabar, Alfredai, vis tik tai dabar mes įvardinom, kad ūkis Lietuvoje yra totaliai sugriautas. Sunaikintas visiškai. Ką šiai dienai paties, kaip ūkininko nuomonė, reikėtų daryti Lietuvos žmonėm ir aišku valstybei, vyriausybei ir panašiai, kad keisti dabartinę kraupę situaciją? Be abejo, reikia keisti, kaip sakiau, visą valstybinę tvarką ir teks pradėti nuo nulio. Deja, teks pradėti nuo nulio. Mūsų karta, jau užgarantuoju, jokio geresnio gyvenimo negali tikėtis. Todėl, kad jau ne vienas čia primetė, kad mes esam praskolinti ir 40 metų mus slėgs valstybės ir dabartinė skola. Todėl gyvendamas skolon, tu iš karto tikrai nepadarysi jokių sparčių dalykų. Tačiau grįžtų prie to, nesižavėkime vadinamom užsienio investicijom. Mums vėlgi duoda tik tai pinigus, o mūsų rankomis, mūsų plytomis, mūsų kitais ištekliais renčiame kitiems namus, darome gamybinius pastatus, kuriuose produkciją gamins mes, bet ne savo, o svetimam. Mes pamažu tampame vergais. Todėl pirmoji ūkio atkūrimo kryptis yra išsilaisvinti iš vergijos. Suprasti, kad mes puikiai galime netrokšti, nealkti ir nešalti patys. Ir pramonė mūsų kol kas galėjo gyvuoti. Aš puikiai pažįstu lengvosios pramonės sistemos daugelį žmonių, kaip jie beviltiškai kaunasi ir kovėsi toje baisioje vadinamoje rinkoje pasaulinėje, bandydami konkuruoti su kiniečiais ir kitais titanais, tomis tautomis, kurių tikslas yra labai aiškus - užgožti visą pasaulį savimi ir sutrypti mus kaip mažus padarėlius. Todėl, jeigu mes nesistengsime truputį susikaupti savyje ir pradėti kiekvienas dirbti, štai tada tikrai nieko nebus. Jeigu mes tik eisime į darbo biržas ir lauksime to spalvoto popierėlio, tai čia viskas. Žinot, aš pakraupau vienu metu, kada pensininkė Panevėžyje, iškart tokį siužetą televizijoje nelemtoje mačiau, sėdi ant bortelio tokio, ant šaligatvio beveik, prisidėjusi krūvą savo išaugintų gėlių ir kalba, jog už nugaros miesto skveras visiškai neapsodintas gėlėmis. Aš taip žiūriu ir kraupstu, moterį, paimk tą gėlelę, pasisukus ir pasodink bendram labui. Ir viskas. Ir suklestės miestas. O ne, jai užmokėti už tai turi. Ir kągi tau užmokės, moterį? Tau užmokės spalvotą popierėlį. Tai štai yra žinoma paikas, raginimas, kad tu pradėk dirbti, žmogau. Tinginį labai sunku priraginti dirbti. Tinginį dėja reikia priversti dirbti. Ir jeigu nori, brolau, tai yra vienintelė išeitis. Kiekviena šalis atstato ūkį ir suklesti tuo met, kada ten įvedama proto diktatūra. Proto diktatūra, ne partinė išsigimusi diktatūra, o proto, sveiko proto diktatūra. Mūsų organizmuose, tavo, mano galvoje ir kitų yra užprogramuoti patys geriausi doroviniai dalykai.
dora, toks elementarus dalykas, ne teisė, ne teisminė bazė, ne įstatyminiai ir postatyminiai aktai gali užtikrinti elementarų ūkio vystymą, o elementarus paprastas darbas. Todėl visiems parazitams, aš dar kartą sakau, jūs išnyksite tuoj pat patys, be abejonės, išnaikinsite ir mus, bet tuščia vieta žemėje nebūna. Ir aš čia galiu dar tik tai vieną priminti televizijos stotį, kurioje aš bandžiau kalbėti apie kitokią Lietuvą. Ir dabar aš jai galiu pasakyti, kitokia Lietuva bus, bet Lietuva bus kitokia be lietuvių ir be lietuvių žemės. Jeigu mes neskirsime dabar visų pastangų tam, kad pagal dabar veikiančią labai nesveiką tvarką išsaugotume pirmiausia Lietuvos teritoriją, kuri yra pati nuostabiausia vieta žemės rutulyje, ir tada išsaugotume žmogų, kuris pradėtų kurti valstybę, valstybinė tvarka, remdamiesi gerą tvarką, mes atkursime savo ūkį, kuris toliau suklestės, atgaivins mūsų kultūrą ir švietimą, ir tada mes suvoksime, kokia mūsų paskirtis mūsų žemėje, ir tada mes grįžime į savo šeimas, ir šeima toliau papildys tautą, tauta stabilizuosis, bent kiek jos nykimas, tuos 3 milijonus kažkaip mes gal ir išsaugosime. Ir štai tada mes galėsime kalbėti apie savo prasmingą gyvenimą. Tačiau vėlgi, čia norint apsaugoti mūsų ūkį, reikia galvoti apie elementarias priemonės, kaip sudrausminti, o yra elementarios priemonės, nevežti visko masiškai iš kitų kraštų, nenuodyti mūsų sintetiniais preparatais, o užsiauginti savo krašte, savo žemėje pirmiausiai maistą, pasigaminti plytas ir padargus kai kuriuos, nesakau, kad visus, nebūtinai mes turim gaminti automobilius ir traktorius, tai galima išsikeisti, nenusipirkti, išmainyti, mes puikiai mainėme, anuo sumautų atseit sovietmečių, mes pusę Leningrado ir Maskvos mašėrėme savo kumpės dešromis ir arielką ir nuvažiavę ten, netgi su, atleiskite, panelėmis, atsivežėme čia didžiulius išteklius, mes nepjovėme ne vienu savo medžiu, praktiškai viską vežėme iš taigos. Mes turėjome vamzdžius, kuriais mums pompavo energetika, tai be abejo iškraipė mūsų supratimą, mes išmokome gyventi kaip išlaikytiniai. Ir dabar reikia dėja nusiteikti rimtam darbui, kas nori dirbti, kas nebenori, tada dėkite sterbeles, ruoškite delnus ir eikite, kaip daugelis mūsų tautiečių dabar stovi prie parduotuvių ir ištiesę skardines, ištiesę delnus, drebančiom rankom prašo išmaldos. Aš neprašau išmaldos kol kas, aš turiu žemės gabalėlį, kuriame aš galiu visiškai išmaitinti dar 6 asmenis, pagal tą mano tokią elementarę schemutę valstybingumo. Bet šiuo metu aš privalau išmaitinti 14 asmenų. Jūs įsivaizduojat, šiuo metu Lietuvoje yra tokia struktūra, kad nedirbančių yra 2 kartus daugiau, negu jų galėtų būti. Aš tik tai galiu prisiminti ir su tokiu juoku, mes visi netaip senai juokėmės iš tuometinės Sovietų Sąjungos, kurį savo žaliavas parduoda į užsienį vietoj to, kad pagamintų ir parduotų jau kažkokį tai produktą. Tačiau dabar, kirsdami miškus ir ką tik tai begalėdami išvežti iš tos Lietuvos savo, mes vežame, eksportuojame žaliavą savo. Ir paskui dėjojame, kad darbo nėra. Dėjojame, kad darbo nėra. Tai vėlgi tą patį paradoksą, kur mes netaip senai juokėmės iš tuometinės Sovietų Sąjungos, dabar iš mūsų tikrai gali bet kas juoktis. Nes, tarkim, nereikia čia visiems dabar iš miestų važiuoti į kaimą, bet mieste nebelieka pramonės šiai dienai. Žiūrėkim, garsėjo mūsų Alytus, ten savo pramonė, tekstilės, dabar viskas. Nieko nebėra ir mes tikrai pasidarėme apverktinai apgailėtinoj padėty. Ir vis tik tai čia reikia visiems galbūt susirūpinti ir valstybei reikėtų susirūpinti, kas vyksta šiai dienai. Mes jau degtukų nebepasidarom, mes jau nebežinėjau, ko nebepasidarom ir dėja vietoj to, kad mes skatintumėme savų produktų vartojimą, mes geriau importuojame visokias genetiškai modifikuotas žuvis, augalus, kas tik tai dūšia geidžia. Ta kiaulė užauginama, atsiprašau, per 2,5 mėnesio, lašinių storumas va toks, tai kokia jo ten kokybė, šeria nebežinau kuo, jeigu parduotuvėje prekybos centre nusipirksi žuvį,
tai ją baisu net valgyti, jinai kažkokio tai muilo skonio, nes be abejo viskas padaryta verslas, bet tai gerbimieji Lietuvos verslininkai, atminkite, kad šerdami savo kiaulės neiškios kilmės pašarais, tręšdami savo dirvą visokiais baisiom trašrom ir panašiai, vardan jūs to sotesnio galbūt vieno ar kito lyto, jūs patys žudote tautą, o mūsų dėja valstybės pareigūnai neužtikrina mūsų prekių vartotojiškumo. Dėja, bet yra tokia situacija. Ir dar reiktų priminti tokį elementarų dalyką, man labai visada rūpi mūsų kategorijos, kuriomis mes kalbame. Tai štai tu kalbė apie verslą. Į verslą mes dabar sudėjome visus žmonės, kurie nors kur juda. Tačiau žodis verslas yra kilęs elementariai nuo savokos paprastos, kad paversti žaliavą produktu arba sukomponuoti bent kelis produktus, kad jie virstų nauja kokybė, naujų gaminių. Tuo tarpu mes į verslą suplakėme elementarią prekybą arba elementarų tą biznį, elementarų pasipinigavimą. Tai nėra verslas, mėlyjei. Prekyba ir yra prekyba. Verslas, būtent mano, tarkime, karvė yra geriausia verslininkė, nes ji ėda žolę ir žolę paverčia pienu. Tai jau yra verslas. Aš pieną surauginu truputį dadedu kitokių kokių ten produktų, pakaitinu ir pagaminu sūrį. Štai aš jau verslininkas. O kad mano sūrį kažkas nupirko pigiai iš manęs ir atvežė tau į miestą ir pardavė brangiai, tai nereiškia, kad jis verslininkas. Jis yra elementarus prekybininkas, o piktuoju žodžiu vadinome anuo metu, tai yra spekuliantas. Tai štai, kadangi mūsų didesnė dalis vadinamų investicijų eina į verslą, o būtent tą didesnę dalį tų vadinamų investicijų pasiima prekybininkai. Ir jie toliau daro tą spekuliatyvę verslininkystę. Štai nuo elementarios sistemos ir prasideda visos mūsų bėdos. Ir tada tas verslininkas, jis stengiasi kuo pigiau kur nors kokio mėšlo nupirkti ir atvežęs čia kuo brangiau parduoti. Tai nėra verslas. Tai yra netikęs biznis, monkės biznis, kaip dabar gal reikėtų pasakyti, čia turbūt prisiminkite mūsų ir literatūros klasikus. Ir su monkės bizniu Lietuva niekur nenukeliaus. Tik tai su nuoširdžiu paprastu darbu galima užsitikrinti sočią gyvenseną, sočią kasdienybę. Ir aš labai raginu pagalvoti visus apie tai, kad kaip aš pats pradėsiu dirbti. Štai dabar. Ir tu, Sauliau, net supikai, tu sakai, aš pagaminu televizijos laidą ir tai yra mano darbas. Tai yra nedarbas, tai yra kūrybinė veikla. Ir prašau vadinti savomis kategorijomis kiekvieną veiklą. Yra kūrybinė veikla, yra švietėjiška veikla, yra prekyba, yra darbas. Tuo mes savo šią laidą ir baigsime, gerbimi televizijos žiūrovai. Sekančiose laidose mes vėlgi susitiksime, kalbėsime apie kultūrą, kalbėsime kitas tuo mūsų lapelius. Norime su jumis atsisveikinti ir linkime vis tik tai susimastyti, kas dedasi Lietuvoje su mūsų ūkiu, kaip mes gyvename, kaip išgyvensime.